Virtiniai su baravykų ir Grenlandijos krevečių faršu ir olandišku padažu. Pirmiausia, pasigaminame virtinius. Ant stalo arba į dubenį suberiame miltus ir druską, gerai išmaišome ir padarome kalnelį. Tada kalnelyje padarome duobutę kaip ugnikalnio krateris. Į duobutę sudedame kiaušinio trynius ir pradedame maišyti tešlą, kurią vėliau bus sunkiau ir sunkiau minkyti. Kiaušinio baltymų neišmeskite, jų prireiks patepti virtinių kraštus, kad suliptų. Minkome tešlą tol, kol pasidarys gražus vientisas kamuoliukas. Jei turite maistinės plėvelės, įvyniokite tešlą į plėvelę ir palikite pagulėti šaldytuve apie valandą. Jeigu neturite plėvelės, ne bėda, galite susukti į rankšluostį. Kol tešla laukia, galime pasigaminti įdarą. Pirmiausia, atrinkite blogus grybus nuo gerų ir jei pastarųjų radote, nulupkite odelę ir gerai nuplaukite. Taip pat nulupkite svogūną ir susmulkinkite jį kubeliais. Susmulkintus svogūnus ir grybus kubeliais imamės krevečių. Krevečių galima gauti ir nuluptų, bet geriau rinktis neluptas, nes juose mažiau ledo ir daug stipresnis skonis. Taigi, nulupame krevetes ir susmulkiname stambiai, kad valgant matytųsi krevetės. Įkaitinkite keptuvę ir dėkite į ją sviestą, svogūnus ir grybus. Viską pakepinkite, kol suminkštės svogūnai. Tuomet nuimkite nuo ugnies ir šiek tiek atvėsinkite. Tik tada dedame smulkintas krevetes. Dabar pats atsakingiausias momentas. Kočiosime tešlą. Kad būtų lengviau, galima padalinti į dvi dalis. Kočiojame stipriai tol, kol baksteliujus pirštu neliktų žymės. Kai pasiseks tai padaryti, pjaustome į lygius kvadratus, kad gautųsi lyginis skaičius. Dydis nesvarbu, tai gali būti ir maži virtiniai. Į kvadratėlio vidurį dedame baravykų krevečių įdarą ir tešlos kraštus patepame kiaušinio baltymais. Uždengiame kitų kvadratėlių ir užspaudžiame kraštus. Stenkitės užspausti taip, kad viduje visiškai neliktų oro. Jeigu bus oras, yra tikimybė, kad virtinis suplyš. Pasigaminame virtinius. Dabar užverdame vandenį, beriame druskos, kol verda vanduo, gaminsime ganėtinai sudėtingą padažą. Puode išlydome sviestą, jis turi būti karštas, bet neverdantis. Į metalinį dubenėlį įmušame trynius, įpilame raudonojo vyno actą ir paprikų miltelius. Metalinį dubenėlį dedame ant virtiniams skirto puodo su verdančiu vandeniu ir plakame su rankiniu plaktuvu, kol pasidarys tirštas kaip gogelio mogelio. Svarbiausia žiūrėti, kad tryniai nepavirstų į kiaušinienę. Nuimame nuo puodo su garais ir pradedame pilti karštą sviestą. Pilame palengva ir nuolatos maišant. Jei matote, kad stipriai tirštėja, įpilkite šiek tiek šalto vandens. Jei pasisekė, laikykite padažą šiltoje, bet ne karštoje vietoje. Nepamirškite druskos ir pipirų. Dabar verdame virtinius. Virti reiktų, kol virtiniai iškils. Tai turėtų trukti apie 4-5 minutės. Išvirus virtinius patiekiame užpylę padažu. Skanaus.